Prašome garsiais aplodismentais, tai reiškia plojimais, vaikučiai aplodismentai plojimai, sutikti jos didenybę karalienę Raganą. Raganėlė, kas tu dabar esi? Aš raganų karalienė. Tai kas tave čia karūnavo? Aš pati. Taip negalima. Kodėl negalima? Juk karalių kažkas turi išrinkti. Ar tu turi savo karalystę? Kol kas neturiu. O ar tu nematai? Ar gali? Ar moki valdyti raganą? Tai išmoksiu, čia nieko darbas. O aš tau siūlau keliauti, pasižiūrėti vaidinimą. Krentingalės vaikų lopšelio darželio muzikinę pasaką. Paukščių karalius. Gal ten ir sužinosti, kaip valdyti karalystę. Pažiūrim? Jeigu apie paukščių karalių, tai būtinai pasimokysiu. Tai nu, čia įsitaisysiu. Ir pažiūrėsiu.
ant uodegos kelių žvirblių šeimyną sutūptų. Ir dar gaidį pasitupdytų. Tokias man naujienas seniai pažįstu tą pasipūtelį. Ne, tu manai, kad kalakutas ir visai nepanašus. Ant galvos vainikas, o plūnų gražumės, mėlynos, žalios, vilgančios. Miau, padėsiu pamatyti. Eisim seselės pažiūrėti. Eikim kartu. Gerai, einam. Kur jis yra, sėdžiu nežinos, kur reikia eiti. Eime prie rūmų, ten jis vaikštinėja. Mes niekur neisim. Čia paukščių reikalas. Eime geriau pažaisti. Reikia pasipuošti, mums neleis įsidėdenti.
nebūtų karalius. O kad suriko mūsų, tai šiurpas ir nugarmėjo. Jis tikrai pargabentas paukščių valdyti. Įdomu, kada jis ateis jūsų valdyti, o gal pas save pasišauks. Kakareku man visai neįkinga. Matėm, didumas, o gražumėlis, tikras karalius. Ir smarkus koks. Tai dar pažiūrėsi, matėm, kad nepalekė. Vos ant planos užlekė. Ir visai nesmarkus, girdėjom, šeimininkė sakė, kad reikia saugot nuo žąsino, kad nepeštų. Ga. Dar pasižiūrėsim, koks aplotas, gal kaip kalakuta. Arba atsiprašom kaip gaidžio. Kakareku! Koko, aš žilvių toks nevaldys. Nebent vištos jo klausys. Ištiš. Paukštis puikiausias. Ir tu gaidi taip gražiai vaikščiot nemoki. Būk mūsų karalius. Aš nenoriu karaliauti, aš tik labai noriu su jumis draugauti. Ar priimsite mane į savo būrį? Taip, mielai!